Sveiki visi, tęsime toliau mūsų epizodus apie svajonių namo statybas. Sekantis mūsų epizodas yra apie rangovą. Gal rangovas būtų skambiai pasakytas, bet principą, kaip statysim tą savo svajonių namą. Apkalbėjom apie projektavimą, apkalbėjom statybos leidimo išėmimą, apie draudimus, apie pranešimą apie statybų pradžią ir štai jau tas kertinis momentas, su kuo mes eisim obuoliauti, tai yra statysim savo svajonių namą. Keli principai ir kelios metodikos gal būtų paminėtos. Tai vienas iš principų tai yra viską daryti pačiam. Šitas metodas yra pliusas, kad labai daug galima sutaupyti, nes šis iš principo tu gali taupyti tai pagrindė iš darbo jėgos, tai yra iš darbų, kuriuos padarysi pats. Tai tau jie kainuos lygiai nulį, tai yra sugaišta tavo laiką. Bet minusas yra, kad reikia suprasti apie tai, ką tu darai. Ir jeigu tu turi išsilavinimą ar praktikos, tada šitas būdas statybos tau yra palankus. Nuo medžiagų tu gali sutaupyti, maks, pamedžiojęs ten nuolaidas, pažįstamą draugelį, suradęs kažką kažkur pigiau, tai manau nuo 10 iki 20% tame tarpe. Bet likusią dalį, tu kokiu būdu bestatytum, tau vis tiek reikia sumokėti. Tai renkantis tą individualų statymo metodą, tai tu turi turėti statybinį išsilavinimą ar giminaitis, kuris ir tai yra nedraudžiama, galima tokiu metodu statyti vienbutį gyvenamąjį namą. Antras metodas, gal toks ne tai, kad rangos, bet jisai skaitosi kaip ir rangos būdas, bet mes jį gal vadiname ūkio būdu, tai tokio, kai tu samdai atskiras brigadas. Gali būti ir kompleksinė brigada, kai viena brigada apsiema padaryti tam tikrus procesus, bet dažniausiai nebūna taip, kad viena brigada viską padarys ir ten žemės darbus, pamatus, mūro darbus, stogą ir taip toliau. Dažniausiai padaroma yra dėžė, paskui kitos atvažiuoja brigados daryti kitus darbus. Šitame būde statybos mažiau dalyvauji tame visame reikale, pasitikė tais specialistais, kuriuos samdai. Rekomendacija samdyti tikrai ne iš interneto, ne iš kažkur tais, bet pasiklausinėti rekomendacijų, kam statė, kaip statė. Daug gerų statybininkų, bet yra ir keli procentai, kurie gadina tą šaukštų mazuto, tą medaus statinę. Ir trečias metodas, gal brangiausias, mažiau stresuotas, tai yra rangos būdas. Kai tu pasamdai rangos įmonę, kurie atlieka darbus nuo A iki Z. Gali būti ir toks susitarimas, gali būti ir epizodiškai, bet šitas metodas aš jį vadinu brangesniu dėl to, kad tu turi pasitikėti, atiduoti įmoniai, o ta įmonė yra vis tiek pelno siekianti organizacija. Aš nesakau, kad piktybiškai, bet jie dėliosis taip, kad jie tikrai iš jūsų objektų išeitų pliuse, užsidirbę ir dažnu atveju, jeigu silpnesnis projektas, tai tu pateiki projektą rangovinėje organizacijai, rangovinė organizacija suskaičiuoja sąmatą, jūs pasirašot kontraktą, jie išeina į statybą ir jeigu kažko nėra projekte, tai rangovinė organizacija gali kreiptis dėl papildomų darbų. Nors jie kaip profesionalai ir galėjo būti įsivertinę, žinojo, bet gali kai kada ir sąmoningai nutilėti, kad vis tiek tą klausimą reikės grįžti. Ir tada atsiranda papildomi darbai. Ir pagal rangovinės organizacijos modelį, apetitą, papildomi darbai gali šauti nuo kelių papildomų darbų iki keliasdešimt papildomų darbų. Ir automatu tai atsiliepia į finansinę išraišką. Su šituo metodu tai tu gali sutaupyti labai nemažai laiko. Rangovinė organizacija viską pati organizuosis, ten medžiagų tiekimą, viską, o prieš tai buvo du metodai, tai ten jau laikė reikės, kaip tu sutarsi su tom brigadom, ar jie patys medžiagas parkėsi, ar tu jiem perki, atveži. Reikia suprasti, kad tie visi dalykai atima labai daug laiko. Prieš pasirenkant statybų metodą jūs turite įsivertinti, kuris jums palankiausias metodas ir automatu jūs turite konsultuotis su specialistais, kurie išmano tą darbą. Galima jau pajunginėti prieš parenkant rangovą, jau techninį prižiūrėtoją, kuris jums patars, pasakys, kuris jums variantas yra šiai dienai priimtinesnis ir geresnis. Konsultuokitės. Iš anksto tai bus žymiai pigiau.